Nu, aš paleidau jau rašymą. Nu, tai gerai, tai aš paleidau ir gerai. Informuokite visus, kad susirinkimas įrašomas. Pas mane irgi pasirodė įrašas, kad įrašomas. Gerai, laikavo. Nu ką, minutę. Visi su kostiumais. Anksčiau nebūdavo to, kad informuokite. Matai, čia išmoko reiškia. Nieko nėra, čia skiriasi, mus nieko daugiau nėra. Gali vėliau pasirinkti. Vis tiek tą valandą, bet kas gali jungti. Nu ką, 15 valanda. Turbūt pradedam. Pradedam. Labą dieną. Pradedamas projektinių pasiūlymų gyvenamosios paskirties pastatų esančių Vėžienių seniūnija Bendorių kaime Žirgyno gatvė 39 statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimo susirinkimas. Projektiniai pasiūlymai parengti ir paviešinti nustatyta tvarka tiek paskelbiant, tiek išsiunčiant laiškus, tiek paskelbiant savivaldybės tinklapyje. Statytojas UAB Ramyk, dalyvauja statytojo atstovas direktorius Ivanas Šiška, projektuotojas UAB A-Team Projects ir projekto vadovas Ramūnas Atas. Parengti projektiniai pasiūlymai tinkamai paviešinti ir pristatyti. Iki susirinkimo pradžios paklausimų, pastabų ar skundų negauta. Prašome visus, kurie nori prisijungti į susirinkimą, užsiregistruoti, pakeliant ranką ir identifikuojant save. Ramūnai, prašau patikrinti, ar yra dalyvių. Vartotojas svečias dabar atsirado. ZG. Labą dieną. Labą dieną, kas prisijungėt, prašau prisistatykit, norime užregistruoti, nes pradedame susirinkimą. Nežinau, nei vaizdo nėra, nei garso. Prašau tik tai vartotojas svečias. Labą dieną, ar girdite vartotojas, kuris mums rodo vartotojas svečias? Prašau prisistatykite, mes norime įtraukti jūsų protokolą ir užregistruoti kaip susirinkimo dalyvius. Nieko. Tai gal pasikartosiu tada, kadangi yra vienas savęs neidentifikavęs vartotojas prisijungęs, vykdomas projektinių pasiūlymų gyvenamosios paskirties daugiabučių pastatų Vilniaus rajone Vėžienių seniūnija Bendorių kaime Žirgyno gatvė 39, sklypo numeris 4174020011, statybos projekto projektinių pasiūlymų. Labą dieną. Labą dieną. Čia iš Vėžienių seniūnijos. Taip. Prisistatykit, jau galite vardą pavardę pasakyti, mes į protokolą tiesiog. Kristina Kožinevska. Gerai, ačiū. Tai susirinkime dalyvauja vienas suinteresuotas dalyvis, kuris ką tik prisiregistravo ir prisistatė. Tai čia iš seniūnijos. Taip, iš seniūnijos. Jūs skaitotės kaip susirinkimo dalyvis. Tai statytojas yra UAB Ramyk, projektuotojas A-Team Projects ir projektautorius atestuotas Ramūnas Atas. Projektiniai pasiūlymai buvo tinkama tvarka paviešinti, paskelbti, išsiunčiant laiškus, paskelbiant interneto tinklapyje ir spaudoje. Iki susirinkimo ir šio susirinkimo pradžioje skundų, paklausimų ar kitų raštiškų pasiūlymų negauta. Taip pat informuojame, kad šitas susirinkimas daromas vaizdo ir garso įrašas, o pagal tai bus daromas ir rašytinis protokolas. Tai tiek trumpai ir gal trumpai paprašysim projekto vadovą Ramūną Atą trumpai papasakoti apie projektą.
Gerai, aš Ramūnas Satas, projekto vadovas. Parengti projektiniai pasiūlymai nežymiai koreguoja pirminius projektinius pasiūlymus, kuriems buvo gautas pritarimas 2021 metais 5 mėnesio, atliktas viešinimas ir pritarta jiems buvo 2022 metais. Dabar yra atliktas detalaus plano koregavimas supaprastinta tvarka, kuriuose yra nežymiai pakeistas užstatymo zona. Tai projektinėse pasiūlymuose šiuose yra koreguojamas pirminių projektinių pasiūlymų pastatų nežymiai keičiasi užstatymo zona. Aukštingumas išliekamas tas pats pastatų, 2 aukštai, yra žemas aukštingumas, 10 metrų iki pastato stogo viršaus. Visas sklypo sutvarkymas, principinis sprendimas paliekamas tas pats. Užstatymo tankumas padidėja 1 procentu pagal šios parengtus projektinius pasiūlymus. Pagal detalų planą bendras mūsų užstatymo intensyvumas yra 29, bendras užstatymo tankumas yra 23. Tai išlaikom visus detalaus plano rodiklius, net nesiekėm kai kur ir pusės. Projektuojami yra daugiabučiai pastatai, 18 pastatų, neypatingos svarbos yra pastatai. Yra suprojektuotas vaikų darželio patalpos vienos grupės 1 aukšte prie pat įvažiavimo patogioje vietoje. Yra suprojektuotas sklype vaikų žaidimo aikštelės, ramaus poilsio aikštelės, sporto aikštelės. Jų yra kiekis didesnis negu reikia iš tikrųjų. Pėsčiųjų takai suprojektuoti. Apželdinimo sklype yra daugiau negu 50%, irgi viršijam rodiklius norminius. Dar čia pasakyti tokio. Automobilių stovėjimo vietos yra antžeminės. Automobilių stovėjimo vietų yra daugiau 65 vienetais, tai gaunasi koeficientas automobilių nuo norminio 1,2. Norminis yra vienetas, tai yra daugiau negu reikia irgi. Inžineriniai tinklai projektuojami pagal išduotas techninės sąlygas. Tai patekimas yra iš projektuojamos gatvės žirgyno. Tai čia taip labai gal trumpai. Yra 2 įvažiavimai. Jie yra ir detaliajam plane parodyti ir pas mus. Tai va, čia labai trumpai. Ačiū už trumpą pristatymą. Sakykit, ar būtų klausimų? Nes susirinkime turim tik tai vieną dalyvį, tai seniūnijos atstovą. Daugiau dalyvių iš suinteresuotos visuomenės kol kas nėra prisijungę. Tai jeigu klausimų neturime kol kas, tai susirinkimą tiesiog laukiame. Sakykit, prašau. Neturim klausimų. Gal pasiūlymų turit? Neturim, nei pasiūlymų, nei klausimų. Ačiū. Tai laukiame tiesiog, ar bus daugiau suinteresuotos visuomenės dalyvių prisijungs, tiesiog laukiame, nes susirinkimas yra privalomas ne mažiau kaip valandą, tai kadangi susirinkimas prasidėjo 15 valandą, jis truks netrumpiau kaip iki 16 valandos. Dar kartą pakartosiu, susirinkimo daromas vaizdo ir garso įrašas.
Labą dieną, man atrodo, prisijungė dar vienas susirinkimo dalyvis. Jeigu teisingai supratau, prašau prisistatykite, norime jūs įregistruoti ir įtraukti į protokolą kaip susirinkimo dalyvį. Jau galite pasakykite vardą, pavardę ar ką atstovaujate. Nesigirdi. Nesigirdi, galite pakartoti. Atsiprašau, nesigirdi, gal galite pakartoti. Labą dieną. Labą dieną. Girdžiuosi. Ar girdžiuosi dabar? Taip. Taip, tai Rytis Šerkšnys, gretimo sklypo kaimynas, atstovauja pietinius sklypus, tai SPVA21, SPVA22 ir Futura LT įmonės. Tai tiesiog prisijungiau paklausyti, išgirsti, kas vyksta Ivano organizuojame viešajame svarstyme. Ačiū. Tai aš pasikartosiu, viešinimas, namosios paskirties paslaugos, Mažužienio gatvė, Žirmūnų techninio projekto, projektinių pasiūlymų pristatymas. Audriau, atsiprašau, labai girdi. Kažkas tai labai aidas atsirado. Jo, gal jūs pažiūrėkit savo garsą. Dabar gerai. Čia bendras buvo, matai, Ivanai, kai jūs šnekėt, irgi buvo atsiradęs aidas, bet... Atsiprašau tada. Aha. Tai aš tik pasikartosiu, kad susirinkimas yra viešas, daromas vaizdo garso įrašas. Susirinkime dalyvauja seniūnijos atstovas ir vienas visuomenės atstovas. Projekto vadovas Ramūnas Atas jau trumpai pristatė projektinius pasiūlymus. Gal tiesiog, jeigu klausimų turit, iškart klauskit, nes mes jau truputėlį bėgom su projektiniu pasiūlymu aptarimu, tai ar būtų klausimų? Jūs manęs konkrečiai klausėte ar kažkino kito? Taip, nes daugiau dalyvių kaip nėra, tik seniūnijos. Net nėra dalyvių, tiesiog ne, žinokit. Yra seniūnija, prisijungus seniūnijas. Ne, aš klausimų neturiu, aš tiesiog, kaip sakyti, susipažinęs esu kiek su to projektu, tai klausimų kažkokių, tai siūlymų neturiu. Tiesiog kaip kaimynas noriu išgirsti, ar yra kitų kaimynų besijungiančių ir kažką siūlančių. Ne, kol kas daugiau iš visuomenės atstovų nėra ir nebuvo prisijungę. Supratau, ačiū. Tai turim truputį laiko, pagal taisyklis turim valandą išlaukti būtinai. Tai jeigu kas nors prisijungs, užregistruosim ir maloniai paklausysim klausimus.
Aš kadangi pasiūlymų, kaip ir minėjau, neturiu, tai tiesiog prisijungiau, pamačiau ir linkiu sėkmės su tolimesnė eiga. Viso Ačiū gero. labai. Ačiū labai, geros dienos. Kažkaip Ivanai, kaip pirmas buvo kažkaip apie ką dar kalbėti. Nu, palaukit, Ramūnai, dar. Žinot, gal ir šininėjo. Gerai. Neturim jokių klausimų. Nu, mes vis tiek išlauksim valandą. Mes tai turim, jo. Tai mes atsijungsim. Ačiū labai. Gerai, ačiū labai. Gero. Visiem. Все, тут его вылажем. Nu, va. Tada bet kažką. Kadangi daugiau visuomenės atstovų nėra, tai susirinkimas laukia, kol ar bus daugiau atstovų iki 16 valandos. Taip. Kaip rašo įdomiai, matai, Skype'as 4 iš 7, 4 tik dalyvauja, o rašo, kiek buvo net prisijungę, matai bendrai. Įdomiai. Įdomi.
Niekas nesidomi. Ne. Kai pirmas, man atrodo, projektas viešas, tai ten buvo gal įdomu, dabar tai Aišku, čia beveik niekas skirtumų nėra. Tai iš tikrųjų niekas nepasikeitė praktiškai. Jo, Iš esmės tas pats viskas yra, tai, nu, o jau pirmiems pritarta buvo pasiūlymams, tai, nu, tai. o kažkas prisijungė. Labą dieną. Vyksta viešas aptarimas. Prisijungite prie viešo aptarimo, prašau prisistatykite. Norime jūs įtraukti į protokolą. Čia Sigitas turbūt, Vitkauskas. Labą dieną, prisijungėte prie susirinkimo, kur vyksta projektinių pasiūlymų pristatymas. Prašau prisistatykite, įvardinkite save, norime jūs užregistruoti kaip susirinkimo dalyvį. Ar girdite? Labą dieną. Tai aš esu Sigitas Vitkauskas, šiaip besidomintis prisijungiau pasiklausyti. Labą dieną, Sigitas. Truputėlį pavėlavot, nes Ramūnas jau papasakojo, daugiau kol kas šiuo metu dalyvių nėra, buvo prisijungęs tik tai vienas kaimynas ir seniūnijos atstovas ir šiuo metu jie atsijungė, paklausė Ramūną, tai nebent Ramūnas dar kartą papasakotų. Ne, tai ačiū, aš susipažinau su projektinės pasiūlymais, viskas gerai. Ačiū. Aš tik formaliai pasikartosiu, kad vyksta gyvenamosios paskirties pastatų daugiabučių Vilniaus rajone Bendorių kaime Žirgyno 39 statybos projekto projektinių pasiūlymų viešas aptarimas. Iki viešo aptarimo ir viešo aptarimo metu pasiūlymų ir pastabų ar skundų negauta. Susirinkimo pristatė projekto vadovas Ramūnas Atas. Ir susirinkimas yra viešas, visi norintys gali dalyvauti, kelti klausimus, pateikti skundus. Taip pat susirinkimas yra ir daromas tiek garso, tiek vaizdo įrašas. Pagal tai bus daromas atitinkamai susirinkimo protokolas.
Jungia Sigitas. Vėl vieni. Vėl pasikartosiu, kad šiuo metu suinteresuotas visuomenės dalyvių prisijungiančių nėra, dėl to susirinkimas laukia 16 valandos.
Galbūt dar kartą, Audriau, pristatykit, jau nedaug liko iki pabaigos. Ne, dar nereikia, gali dar kas nors prisijungti, tai dar palaukim 10 minučių, nes dabar suinteresuotas visuomenės dalyvių nėra, tai tarpusavį nėra kam pasakot. Nėra tikslinga. Jo, palaukim, nes gali būti dar kas nors prisijungs, tada dar kartą papasakosim ir apie projektą, ir apie procedūrą, ir tada jau matysim, ką daryti. Nes dar 20-19 minučių, tai dar reikia vis tiek 20 minučių laukti tikrai, tai kai liks 5 minutės, tada prabėgsim.
Taip gerai suprojektuota, kad niekas nesidomi. Nu, tai būna. O ten kaimynai stato jau ką nors? Link Vilniaus tenai tie, kur daug sklypų buvo. Kol kas nieko ten nemačiau. Nebuvo, ne? Bet planuojasi ten nemažai irgi. Planų yra nemažai, taip. Ten ir prie magistralės, ten visas kvartalas irgi, kiek žinau, ne? Ir pietinėje dalyje ten naujų sklypą. Taip, ten yra. Bet prie magistralės jiems triukšmas turėtų būti. Jie Nu, turėtų per triukšmą nepraeiti. gal ten kažkaip senelės kažkokios stato, nežinau. Gal prie pat kelio, gal kokie komerciniai bužnai. Nu nebent vieną juostą kažkaip. Nu, kaip žinai, tokia apsauginė pastatų juosta. Dar nežinau, žinai, ką ten planuoja žmonės. Bet šiaip tai vystosi bendoriai, tai intensyviai. Taip, labai. Sakyčiau, kad labai stipriai ir žmonės gal, nežinau, kažkaip. Kažkaip priimtinas tas rajonas, nežinau, taip įdomiai. Nu, pasakysiu taip, labai arti nuo miesto iš tikrųjų. Geras susisiekimas. Nu, ypač tas miesto galas, jis dabar ten atsirado ir tų prekybinių sandėlių, ir parduotuvių, ir ofisų ten daugėja, sakykim, taip tam gale tenai palyginus toks, tik aišku, padrikai truputėlį gal, bet, nu, toks pasidaro kaip subcentras.
2 minutės. Nu, tai gal dar pasikartosim tada, aš dar kartą pakartosiu, Manau, kad vyksta viešas projektinių pasiūlymų pristatymas dėl gyvenamosios paskirties daugiabučių pastatų Vilniaus rajone Vižienių seniūnijoje Bendorių kaime Žirgyno gatvė 39 sklype, kurio kadastrinis numeris 4174/02000211 statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimo. Vyksta viešas susirinkimas. Apie viešą susirinkimą buvo tinkama tvarka paskelbta tiek savivaldybės tinklapyje, tiek spaudoje. Apie susirinkimą buvo informuoti kaimyninių sklypų ir kito nekilnojamo turto savininkai, tinkamai nustatyta tvarka išsiunčiant laiškus. Iki susirinkimo metu iš suinteresuotos visuomenės pasiūlymų, skundų ar kitokių raštiškų pastebėjimų dėl projektinių pasiūlymų negauta.
Susirinkimo daromas vaizdo ir garso įrašas, statytojas yra OB Ramig, dalyvauja statytojo atstovas Ivanas Šiška. Taip pat projektiniai pasiūlymai yra parengti OB A-Team Projects ir projekto vadovas atestuotas architektas Ramūnas Atas, kuris nustatyta tvarka parengė projektinius pasiūlymus ir juos šiandien viešo susirinkimo metu pristatė. Susirinkimo metu buvo prisijungę 2 suinteresuotos visuomenės atstovai ir seniūnijos atstovas, aiškiai išreiškė, prisistatė save, užsiregistravę susirinkime ir nurodė, kad pastabų ar pasiūlymų projektiniams pasiūlymams neturi. Projektinių pasiūlymų viešinimo metu ir viešo susirinkimo metu jokia nei rašytinė, nei žodinė forma pasiūlymų arba pastebėjimų arba skundų nėra gauta. Susirinkimas truko ne mažiau kaip valandą, prasidėjo 15 valandą ir bus baigiamas 16 valandą. Susirinkime, kaip minėjau, dalyvavo OB Ramig atstovas ir direktorius Ivanas Šiška, aš Audrius Petkevičius, statytojų atstovas, kuris vedžiau susirinkimą, architektas, projektų vadovas, atestuotas architektas Ramūnas Atas. Susirinkimo metu buvo dar kartą pristatyti projektiniai pasiūlymai, daugiau pastebėjimų arba pasiūlymų negauta. Dar kartą pakartosiu, kad susirinkimas buvo viešai įrašomas, daromas vaizdo ir garso įrašas. Po susirinkimo nustatyta tvarka bus parengiamas susirinkimo protokolas. Asmenų prašymų ar pasiūlymų dėl susirinkimo protokolo taip pat nebuvo gauta. Šiuo metu yra 16 valandų 1 minutė ir laikome, kad susirinkimas yra baigiamas ir stabdomas vaizdo ir garso įrašas. Taip, tik dar tada protokolą. Sekretoriavo Vaida Atienė, architektė, VB A-Team Projects architektė. Tai tada turbūt baigtas susirinkimas. Taip, stabdom Ačiū dalyviams. Ačiū, viso gero. Viso gero. Viso geriausio. Lukai, ateik.